Keliaujam į Mažeikius. Valandą su pusę iš Palangos ir mes jau sveikinamės iš Mažeikių. Prieš daugiau nei pusę metų nupirkome butą Varžytinėse. Tai tą nufilmavau pirmoje dalyje, kaip mes jį nupirkom, papasakojau, kaip viskas atrodė, tikrai galite pamatyti. O dabar jau norime pasidžiaugti rezultatais, tiek dizainerio, tiek mūsų meistrų, tiek mūsų. Ir noriu pakviesti visus į vidų, pasižvalgyti, kaip mums sekėsi įrengti, ar įtiksime skonį būtent čia esančių žmonių ir kurie planuoja čia atvykti ir išsinuomoti. Ar galbūt kažką padarėm blogai ar gerai, tai jau vertinimas yra jūsų. Nieko nelaukdamas, kviečiu jūs į vidų. Keliaujam. Intrigėlė. Tada prašom. Taigi turime čia koridorių, įėjimą, tai šiek tiek detalių iš Ikėjos. Tuom nesibaigia, taip pat ir virtuvė yra iš Ikėjos, o visa kita yra jau surinkta iš skirtingų parduotuvių. Virtuvė pilnai įrengta, tai kas matėte prieš tai, virtuvė buvo visai kitam kambaryje. Turėjom tokią kūrybinę sesiją, kaip čia viską padaryti, bet mums pavyko ir išvengiant siurbliuko kažkokio, kanalizacijos ir taip toliau, tiesiog padarėm tvariai, kad kažkada negestų, nes kiek teko kalbėti su kitų sprendimų priimančiais žmonėm, kurie deda siurbliuką, jie ten nusikemša ir taip toliau, tai mums pavyko ir be jo. Tai didelis stalas, yra dar viena atskira kėdė 4 žmonėm, gali tikrai pilnai visi susėsti. Patogi sofa. Tikrai patogiai, ji nėra skirta miegojimui, nes turim jau 2 atskirus miegamosius ir tai yra pakankamai. Ką tik pakabiname užuolaidas, tai nenustebkite, jos dar nėra išsitiesinusios, nepakankamai lygia. Taip pat pakabinam paveikslus, tai atrodo tokia smulkmena, bet vis tiek užtrukom valandas. Gal turėjo įtakos tai, kad meistras dar buvo šiek tiek šiltas iš pavakar. Tai balkonas nepasikeitęs, turime balkoną, tik dabar už lango yra saulė, šviečia, viskas žalia, tikrai viskas daug geriau atrodo. Tai gal net ir gamta už lango prisideda prie to gero mūsų vaizdo, kuris tikrai gan niūriai atrodė, kai įsigijom šitą butą spalį. Darbus pradėjome mes sausio mėnesį su dizaineriu, kol susiderinom, kol jinai galėjo atvykti, kaip minėjau, norėjom mes šiek tiek ir dirbtinį intelektą pasitelkti, bet galiausiai susidirbame su savo dizainerė, su kuria ne vieną turtą jau esame įrengę ir mūsų klientai dažnai ją samdo. Tai čia turime master bedroom, turime paveikslo rėmą, bet dar paveikslo neturim, pakabinam, svarbiausia, kad būtų kažkas. Tau priderinsim, pasižiūrėsim, kas tinka. Tai va tokios lemputės čia, dekoracinė šviesa, darbo stalas, kur tikrai yra patogu prisėsti ir padirbėti, erdvės tikrai daug, yra akustinės plokštės, tai irgi kalbant, man atrodo, kad balsas šitam kambarį tikrai labai geras ir galėčiau įrašinėti radijo laidas ir taip toliau. Tai taip pat tai pravers ir mytų visokių metų, jūsų balsas tikrai gerai skambės. Tai va, tai čia turime dar spintas erdves, jos irgi yra iš Ikėjos, tai va, atsidarai, šviesa užsidega, spintelės, stalčiukai, viskas, tikrai viskas daryta iš tikrųjų kaip savo. Ir kai atvykom į šitą buzą, dabar jau praleidom kažkurį laiką, aš esu tik 2 kartą ir tai man jau tas 2 kartas po įrengimo ir viską matau 1 kartą kartu su jumis. Tai pabuvus čia, atrodo visai nieko, jau norėčiau čia gyventi. Tai va, tai pagrindžia, kad viską darėme kaip savo. Tai va, užuolaidas irgi susiglamžiusios šiek tiek. Čia lova tilpo tik tai 1,40 m, bet turėkite omeny, kad čia buvo virtuvė, tiesiog, kuri tik atliko maisto gaminimo funkciją. Tai čia palikom šitą gipsą vien tam, kad čia eina dujų vamzdis, jo negalėjom pašalinti, tai padarėm tokią dekoracinę sieną. Čia taip pat spinta tokia nedidelė, kad netimtų erdvės.
pasikabinti, užtenka visko. Atsimenu, kai gyvenau Prancūzijoje, net studentų laikais dirbdavau iš tokios spintos kėdę, tiesiog prisistatydavau, nes savo kambarėlę turėjau darbo stalą. Ką turi šitas butas? Tai va, duris pakeistos, viskas tikrai nauja, seni savininkai buvo įsivežę duris. Tai va, turime vonę, kuri irgi man labai patinka, ji yra tamsi, bet labai tokia jauki, čia dar turi eiti skalbyklę, dar nespėjom užsakyti. Kas labai patinka, tos nišos, kad nereikia muilinių kažkur dėlioti ir kabinti, kad dažnai lūžta ir taip toliau, tiesiog yra nišos, yra apšviestas veidrodis, kriauklė, senas, viską mes jau esame įpratę pirkti iki detalių, iki šaukštelių, tai kad ir kas apsigyvens ar ilgalaikę nuomą, ar trumpalaikę, tikrai viską ras ir nereikės niekuo rūpintis. Tai keliaujam į svetainę, čia jaukiausia iš tikrųjų, didžiausias kambarys, apie 17 kvadratų, tai kai perkelinėjom virtuvę, šiek tiek baiminamės, ar tikrai gerai jausis svetainėje, ar virtuvė neatims daug erdvės, bet kažkaip ar parinktos dizainerio spalvos šviesios tikrai gerą pojūtį teikia ir erdvės tikrai netrūksta svetainėje, ta prasme reiks ir išmiegoti čia prieš nuomą visą pačiam, šiek tiek gal nueiti pavakarieniauti, ne tik pietų, kaip šiandien ėjome į kiniečių restoraną Mažeikiuose, bet gal kažkur ir vakarienės ištaikyti, tiesiog pabūti ir pajausti kaip kas. Vieną dalyką pastebėjau, kad didžiajam miegamajam darant langą šiek tiek kliūna langas į šviestuvą, tai va šitą reikia spręsti, tai va pabūnant šiek tiek pajauti tuos dalykus, ko šiaip įrenginėjant tu nematai. Taip pat ir mažajam miegamajam einant užtrauktų užuolaidų, šiek tiek termostatas irgi remiasi į koją, įsidaužiau į raumenį, tai teko ir pakentėti šiek tiek. Tai va tokie dalykai, o šiaip tai viskas jau yra čia surašta, tai trūko realiai tik šiandien užuolaidas paimtas iš siuvėjos, pakabiname ir žiūrėsim, pirmą leisim turtą trumpalaikėje nuomą, tai strategija nepasikeitė, ką kalbėjau prieš pusę metų, tai trumpalaikė nuoma, bet tuo pačiu ieškosim ir ilgalaikės nuomos gyventojų. Gandai eina tokie, kad kainos gali svyruoti nuo 800 iki 1200, tas 1200 tikriausiai jau yra ir su komunaliniais įskaičiuota, bet vis tiek grąža gaunasi visai nebloga, turint omeny, kad mes išleidome apie 35 tūkstančius, butas 41, tai 76-77 tūkstančiai, tai jeigu 1002 gaunam, tai jau grąža apie 19%, bet esam nusiteikę gauti ir mažesnę, tai bet spausim maksimumą. Rinkoje Airbnb niekas nepakito, yra vienas kitas turtas, kuris nuomojamas, yra atitinkantis mūsų šitą standartą, realiai ir su kolega šiandien kalbėjom, būdami šitam bute, kad jeigu tokį butą turėt Palangoje ar Vilniuje, tai jau būtų fantastika iš tikrųjų, bet jo vertė jau būtų dviguba. O grąža vis tiek generuoja piniginę sumą labai, ta prasme, nuomos kainos daug nekinta nuo didelių miestų ar nuo kurortų, tai žiūrėsim, 500 čia jau yra mūsų grindis, namuodami pamatysim kaip yra, tai galbūt reiks dar atskirą video jau tą sėkmės istoriją padaryti, kaip čia mums iš tikrųjų viskas pavyko, ar neįrengiam tiesiog viską kaip savo veltui, ateis kažkas nugyvens ir turėsim daryti remontą, bet to nemanau, kad bus. Šiaip labai viskas praėjo sklandžiai, nors įrengimui užtruko laiko, pusę metų, kol dar nupirkom iš spalį, bet dar kol ten keitėsi dokumentai ir taip toliau, kalėdos dar įsimaišė, tai tik tai pradėjom nuo sausio, bet viskas gan sklandžiai praėjo, Dainius kilęs iš čia, tai jam smagu ir su draugais susitikti, ir su senais draugais, tiesiog atnaujino ryšius, čia padėjo susitvarkyti viską, paruošti. Tai tas irgi smagu ir galbūt dėl to viskas sklandžiai praėjo, neturim kažkokių blogų patirčių su šituo butu, tai tikiuosi, kad tas geras startas užduotas jis išliks, nes Palangoje renginėjant turtą tikrai teko pavargti ir su meistrais, ir jį užrietė nosis, vėluoja ir taip toliau. Tai laikas nėra labai mūsų čia kažkoks pranašumas rinkoje, kiti kolegos, kurie renginėja Vilniuje per 5-4 savaitės spėja,
įrengti pilnai turtą, tai aš tai neįsivaizduoju, kai taip reikia, bet galbūt skiria visą savo dėmesį tą, o turint omenyje, kad mes ir dirbame ir co-host'e pilną etatų ir dar virš 1,5 ir tenais po darbo, tai tikrai kažkaip viskas sklandžiai praėjo, be streso. Tikrai smagu, tai manau, kad pamatysite dar ne vieną projektą mūsų daromą. Norėjau labai pasikviesti ir dizainerę, kad jinai daugiau papasakotų apie savo sprendimus, dėja jinai iš Vilniaus nelabai galėjo atvykti, tai galbūt dar ekstra užfilmuosim po kelių mėnesių ar po mėnesio, kada jinai grįš iš atostogų. Bet šiaip, ta prasme, butas tikrai labai jaukus, sakau, galbūt net reiks pamastyti, kraustytis į Mažeikius ir nuomoti šitą turtą, nežinau. Jeigu bus kažkokių klausimų, klauskite komentaruose. Kaip ir minėjau, galite ir išsinuomoti trumpalaikėje nuomoje, šaukštai, šakutės, lėkštės, viskas čia yra, viską rasite, lovos paklotos, padarėm dar šiandien fotosesiją. Tai tikrai tas vaizdas prieš ir po skirsis, pamatysim. Man atrodo, kad čia Mažeikių perlas bus. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir iki.